Antrus metus iš eilės iniciatyva Mano eko namai vėl sukvietė projektuotojus dalyvauti nežalingo aplinkai bei energetiškai taupaus būsto kūrimo konkurse. Dalyviai ne tik projektuoja namus, bet ir lankosi įdomiuose objektuose, yra supažindinami su naujausiamis tendencijomis. Šiuo metu eko namas yra neįsivaizduojamas be Smart House arba protingo namo sistemos. Tad konkurso dalyviai, architektai, vertinimo komisija apsilankė Loftown teritorijoje ir apžiūrėjo jame įdiegtą Smart House bei Smart Metering sistemas. Šiemet 5 kontinentų komunikacijų centras kartu su partneriais Jung Vilnius esame nominacijos Išmaniausias namas globėjai. Kaip žinia, vyksta konkursas Mano eko namai 2013. Tai šiemet mes pakvietėme visus į savo objektą, tai yra demo loftą ir apskritai Loftowną, parodyti sistemas, kurias mes čia diegiame. Tai vienas dalykas išmaniojo namo sistemos, kitas dalykas išmanioji nuskaitimo sistema, kuri iš esmės prisideda prie pačio koncepto eko namas, nes turint šias sistemas kartu, efektas yra tikrai milžiniškas. Mes rinkai ir esam žinomiausi būtent savo išmaniųjų technologijų kaip gamintojas, tai labai natūraliai mes remiam tokius objektus kaip eko namai, eko centras ir, sakykime, šiuo atveju kartu su mūsų partneriu 5 kontinentai, kurie prižiūri ir diegia tas sistemas į Loftowną. Mes labai natūraliai tapom rėmėjų šitos nominacijos. Jau 3 metus mes matyt remiam šitą nominaciją ir manom, kad sėkmingai padedam vystytis tom technologijom Lietuvoje. Džiugu, kad mes esame šitos nominacijos šalia ir vertinimo komisijoje ir galėsime pasižiūrėti, kiek šiandieną mūsų architektai yra pažengę, kiek jie yra imlūs naujovėm ir kiek mes galim jiems pagelbėti savo žiniomis, savo konsultacijomis ir tuo pačiu savo įžvalgomis. Be išmaniausio namo kategorijos konkurso projektai vertinami ir pagal pastato urbanistinius sprendimus, medžiagų, alternatyvių energijos šaltinių panaudojimą ir kitose kategorijose. Šitame projekte yra tiesiog parenkami įdomus architektūrinė landšafto prasme sklypai. Juose architektai projektuotojų grupės kuria draugišką aplinką, energiškai taupų būstą. Mes neapsiribojame energiniu taupimu, tačiau norime, kad Lietuvoje pastatai būtų ir draugiški aplinkai. Konkursas, jisai tęsiasi paprastai pusę metų. Pavasarį mes atiduodame konkurso sąlygas, važinėjame po objektus, kurie turi įdomių sprendimų, taip pat ir čia apsilankėme. Ir po to visą vasarą ir rugsėjo mėnesį yra kuriami projektai. Jie renkami iš jų geriausi ir apdovanojami renginio metu. Tikslas konkurso yra kompleksinis sprendimas. Tai ne vien protingas namas, tai yra kompleksinis sprendimas visų sistemų. Tai mūsų tikslas, kad žmonės pačiupinėtų truputėlį, kad galbūt visiškai naujus dalykus įdiegtų į namą. Pasivaikščioję po Loftown specialistai puikiai vertino tiek jame įdiegtą Smart House sistemą, tiek patį projekto unikalumą. Įspūdis labai malonus, nes pradžioj pats ne viską sumastai, ką galima padaryti. Bet svarbiausia čia yra patogumas šitos sistemos, ką suteikia, tai maksimalų patogumą, nesurūpinti tuo, apie ką mes darome dabar. Remigijus Bimba yra geras architektas ir aš matau, kad tikrai gerų dalykų yra. Ypač šitam demo lofte, tai yra erdvė, tai yra architektūra. Ką labai sunku padaryti, renovuojant, rekonstruojant ir taip toliau. Nežalingo aplinkai ir energetiškai taupus būsto projektus konkurso dalyviai kurs iki rugsėjo vidurio. Spalio mėnesį bus išrinkti patys geriausi sprendimai.